Tai kiek pinigų tėvui atėmė? 1200 litų palakeiktėji. Aš kur tiek daug pinigų turi, a? Nu, nu tai mano pensija, žmonos pensija, nu, dar už karvę gavau, nu. A kiek už karvę pensijos gaudavai? Nu, ką čia nutišneki, ne už karvę pensijos gaudavau, o karvę pardaviau, gavau 300 litų, nu. Pala. Tai klausyk, viskas aišku. Tu už karvę gavai 300 litų, nunešė į sodrą, sodra tau išmokėjo pensiją. Nu, ką tu čia nutišneki, glufas, pūpa, pelkūnai. Tėvai, skaitykis su žodžiais. Kai A, tu tėvai nekreipyk žiaunų. Tu šitą geriau sakyk, kur pinigus laikai. pinigus laikiau kojiniai. Taip, gerai. Apibūdinkit, prašau, kojinę. Aš žinau. Nu, Kojinė nuo kairės kojos. kojinė ne batis. Gali tikt bet kuriai kojai. Bet jeigu dešinė koja su kojinė, o kairė be, vadinasi kojinė nuo kairės kojos. Taigi aš šitos kojinės apsimauti nespėjau, kai jūs atvažiavot, nu, o pinigus tai aš laikiau visai kitoj kojiniai, kurios niekada nedėvėjau, nu. Tai iš kur šitie kojinių, pilietė, a? Ar tamsta tik ne Utenos trikotaže sargu dirba? Klausyk, tai jūs tvirtinat, kad vagystė įvyko būtent šitoj vietoj. Taip, šitoje vietoje vyko vagystė. Taip, inspektoriu, A? prašau nufotografuoti įvykio vietą. Tai kad, komisarė, apšvietimas pažiūrėkit koks, aš blico nepasiėmiau. Labai blogai. Teks eit fotografuoti ten, kur šviesiau. Bet taigi, komisarė, pažiūrėkit koks oras šaltagi. O čia irgi teisus. Tada fotografuosim nuovadoj. Bendrai, klausyk, tėvai, gal tu turi kokią šeimininę nuotrauką? Mes ją prie bylos priseksim. Gerai, nesijaudink. Išspręsim šitą klausimą. Tu dabar pasakyk geriau, ką tu veikiai, kai įsiveržė plėšikai. Taigi, žiūrėjau televizorių, nu, krepšinį, žalgiris Lietuvos rytas, nu. Kas laimėjo? Aš nežinau, kaip tik buvo minutinė pertraukėlė, va plėšikai pločia, va tiesiai, kaip užgriuvo, tai... Taip, darosi įdomu. Tai sakyk, kas paprašė minutinės pertraukėlės? A perkūnas žino, ar tai Brazys, ar Vainauskas, Nu kaip tu, tėvai, neįsidėmė esminių dalykų? Juk mes pagal jūs bylą tyrim. Va, sakyk, gal įsižiūrėjai, kaip jie atrodė? Aš žinau, Brazys buvo su krapiku, o Vainauskas su kostiumu, bet labai nervuotas, labai. Inspektorius. Taip. Aš klausinėjau dabar apie plėšikus. Taip. Įprašau nenukrypt man nuo temos. Taip. Šitą, tai sakai, Brazys su krapiko kostiumu. Taip, bet jis juk jam per didelis. Kai komisarė, juokaujat, Brazys krapiko kostiumui per mažas. Aha. O jūs, tėvai, sakykit dabar man, prašau, a kaip plėšikai įsiveržė, jie jums nepasirodė įtartiniai? Nu, pradžiai tai jie man netrodė įtartini, bet va, kai gavau į galvą, tai šiek tiek pasidarė įtartina. O kai dar paklausė, kur laikau pinigus, tai jau pradėjau rimtai įtarinėti. O, va kas svarbiausia, tai jiems reikėjo jūsų pinigų. Nu, tai negi kojinės reikėjo. Palauk, nesikarščiokit dabar. Dabar sakykit, jūs, nukentėjęs, ar dar ko nors įtartino nepastebėjo? Nu, nieko įtartino nepastebėjau, nu visi buvo su kaukėm užsidėję. Va, prisiminiau, vienas buvo apsimovęs kojinę lygiai tokia pat ant galvos, kokioj aš laikau pinigus. Va. Nuostabu. Va čia nuostabu. Va. Vadinasi, jeigu mes jį sulaikysim, tai jūs jį atpažinsit. Atpažinti 100%, bet tik tai kojinė. Taip, vadinasi, mes siūlo galą jau turim rankose. Aha, šitą plėšiką jis jau atpažins.
teisingai, koinę atpažinti, koinę. Koinę Nu, atpažįsti. tai palauk, kokia čia dabar, kas kada atpažinsiu tą kojinę. Nu, taigi plėšikas tai buvo ant galvos jau užsidėjęs, aš veido tai nemačiau, nu tai nėragi jokios logikos. Nu. Yra čia logika. Žiūrėkit, turim koinę, tas plėšikas jau užsidėjęs ant galvos. Mes paimam už siūlo galo ir išardom koinę. Ir turim plėšiką. Palauk. Mums vis tik logikos šitam reikale nereikia. Tuo labiau, kad va, koinę mes turim. Taip. Beliko surasti bandytą. Ta palauk, taigi šita kojinė mano, nu, mano kojinė čia. A iš kur tu žinai, kad tavo? Nu, kaip aš kaip žinau, taigi man žmona mesgė, vagi, yra išrašinės, inicialai mano, nu, Tai išrašė. va, tėvai, tai viskas aišku. Reiškia, jie paėmė koinę su pinigais, pamatė tavo inicialus ir iškart suprato, kad šitie pinigai tavo. Nu, taigi koks skirtumas šitiems banditams mano pinigai ar ne mano pinigai, nu, inspektoriau, taigi pasakykit, kad pinigai tai nekvepia, nu. Jo, jeigu pinigai buvo šitai koiniai, tai... Nu, nepasakyčiau, kad jie nekvepia. Pasitra, inspektorė, kur mūsų šuo? Mes kaip mat suseksim bandytus. Taigi, komisarė, kaip ir nežinotgi, praeitą sekmadienį neprasivežėt iš medžioklės. Nu, vadinasi, ten kažkokį bandytą surado ir dabar gaudo. Taip, gaudo. Tai tėvai dabar man sakyk teisybę, kaip buvo iš tikrųjų. Su šitą tavo koinę buvo apsivilkęs atėjo bandytas ir pavogė iš tavęs tavo pinigus. Tai kaip čia buvo? Ne. Pažiūrėk skylės. Nu, taigi čia aš pritiryniau, suprantat, pritiryniau, nu. Aš taip inspektoriau ir įtariu, kad šitas tėvas mums trynė nuo pat pradžių su tavo to koinę. Nu, vedamės dabar į nuovadą, mes viską išsiaiškinsim. Nu, tai... Tai ką, tėvai, Ką? sakysi, kaip buvo iš tikrųjų? Turite manyti, kad A ten kur reikia.